Kodėl aš? Kaip dažnai, kaip vadovai, jūs girdite šį klausimą iš savo komandos narių tada, kada deleguojat naują užduotį? Vadovai dažnai suglupsta išgirdę šitą klausimą ir tuo pačiu skuba padaryti išvadą. Su ta nauja karta neįmanoma dirbti. Jie visai neturi atsakomybės jausmo. Visiškai nenori prisimti atsakomybės. Tačiau priežasčių gali būti gerokai daugiau negu tik atsakomybės prisėmimas. Galbūt žmogus iš tikrųjų yra pervargęs ir dabar jau turi labai daug užduočių. Galbūt jis nebemato prasmės tame, ką jis daro. Galbūt jis jau ieškosi kito darbo. Galbūt jam įsijungia nesąžiningumo jausmas, nes komandoje užduotis paskirstomos neteisingai arba nelygiai. Bet kokiu atveju klausimas, kodėl aš, yra stipri indikacija vadovui, kad šito komandos nario įsitraukimas yra sumažėjęs. O priežastis nebūtinai yra akivaizdžios. Ir tada, kai kitą kartą jūs norėsite paspausti arba įrodyti komandos nariui, kad būtent jis turi kompetencijas šitam darbui atlikti, verčiau pakvieskit jį atviram pokalbiui ir pasmalsaukit, kas slypi už to klausimo, kodėl aš. Tikiu, kad jis bus naudingas tiek jums, tiek jūsų komandos nariui ir galbūt pavyks užbėgti kai kuriems nelauktiems įvykiams už akių.